Sveiki, esu Ieva Pudžiuvelytė, kompiuterinės biologijos ir bioinformatikos magistrantūros studentė ETH Ciuricho universitete. Šioje paskaitoje noriu papasakoti apie vieną elegantišką ir svarbę įvairiems taikymams teoremą – Bajoso taisyklė. Tai yra teorema iš tikimybių teorijos srities, tad šiandien nersime į tikimybių pasaulį. Pradėkime nuo klasikinio tikimybės apibrėžimo, su kuriuo esame supažindinami net mokykloje. Šis apibrėžimas teigia, jog konkretaus atsitiktinio įvykio tikimybė yra lygi tam, kaip dažnai šis įvykis yra baigtis daug kartų kartojamo eksperimento. Pasiimkime klasikinį tikimybių teorijos įrankį šešiasienį kauliuką. Apsibrėžkime, kad n didžioji yra visų metimų skaičius, n mažoji su indeksu 3, tebūnie metimų skaičius, kai iškrito 3 akutės, ir mažoji a tebūnie išridentų akučių skaičius. Šis kintamasis turi būti priskirtas su kažkokia reikšme, tai šiuo atveju, kadangi mus domina 3 akučių išmetimo tikimybė, bus priskirtas skaičius 3. Jeigu n didžioji yra pakankamai didelis skaičius, kitaip galima suprasti, jeigu mes ridename kauliuką pakankamai daug kartų, mes galime apsibrėžti 3 akučių išridenimo tikimybę kaip n mažoji su indeksu 3 padalinta iš n didžiosios. Šis įvykių dažniu paremtas tikimybės apibrėžimas yra intuityvus, tačiau jis negali būti pritaikomas nepakartojamiems eksperimentams. Pavyzdžiui, jeigu mes galėtume ridenti kauliuką tik vieną sykį, mes galėtume pasakyti, ar mes stebėjome išridentas 3 akutes ar ne, bet nieko negalėtume pasakyti apie šio įvykio tikimybę. O juk gyvenime įdomiausi su tikimybėmis susiję klausimai yra susieti su nepakartojamais eksperimentais. Pavyzdžiui, kokia tikimybė, kad kažkokią konkrečią dieną ateityje lis, arba kokia tikimybė, kad kažkokiu konkrečiu laiko momentu praeityje virusas mutavo. Šis antras klausimas gali kilti tyrėjams, kurie konstruoja filogenetinius medžius epidemiologijos srityje. Tad kaip mes galime apibrėžti tikimybės šių klausimų nagrinėjimui? Įvykio tikimybė Bajoso požiūriu yra sąlygojama turimos papildomos informacijos. Pavyzdžiui, turime situaciją egzamino laikymą. Ir mus domina įvykio a didžioji tikimybė, kad vienas iš egzamino klausimų bus atsakytas teisingai. Šis klausimas tebūnie tiesa arba melas klausimas. Tikimybė, kad šį klausimą atsakys teisingai studentas S, kuris yra nepasiruošęs, tai yra S0, mes priskiriame didžiai S S0, ši tikimybė bus lygi 1/2, nes į tiesa melas klausimą atsitiktinai spėjimo būdu galima atsakyti su tikimybė 1/2. Kitu atveju, jeigu į tą patį klausimą atsakinėja dalyko ekspertas ar labai gerai pasiruošęs studentas, mes galime priskirti šią tikimybę vienetui, ar tai vienetui arba netgi vienetai. Tokiu būdu mes galime apibrėžti tikimybę bet kuriam įvykiui, kuris yra nusakytas nedviprasmišku teiginiu. Judėkime prie Bajoso teoremos, pradėdami nuo tikimybės, kad įvykiai A ir B nutiks vienu metu. Tai reiškia, ieškome, jog A ir B nutiks kartu, yra lygi šių įvykių tikimybių sandaugai su prielaida, kad šie įvykiai yra nepriklausomi vienas nuo kito. Pavyzdys nepriklausomo įvykių galėtų būti toks, kad didžioji A šiuo atveju yra įvykis, kad studentas S0, nepasiruošęs studentas, atsakė į klausimą teisingai, o įvykis B didžioji, kad studentas S1, kitas studentas peršalo. Turbūt sutiksite, kad šitie įvykiai atrodo nesusiję vienas su kitu ir yra nepriklausomi. Kaip atrodo dviejų įvykių tikimybė, jeigu jie yra priklausomi vienas nuo kito? Tarkime, įvykis A yra toks pat kaip praeitame pavyzdyje. Studentas S0 atsakė į klausimą teisingai.
ir tada įvykis yra C, studentas S0 pasiruošia egzaminui. Tai šiuo atveju mes galime sutikti, kad tikimybė A įvykio nėra lygi A įvykio tikimybei, kai žinome, jog C yra teisingas. Ir galime savo ruožtų iškelti ir klausimą iš kitos pusės. Kokia yra tikimybė, kad studentas S0 pasiruošia egzaminui, jeigu žinome, kad studentas S0 atsakė į klausimą teisingai. Ir tai nėra lygi tiesiog įvykio C tikimybei. Šių dviejų įvykių sankirtos tikimybė yra taip pat lygi šių įvykių tikimybių sandaugai, bet viena iš tų tikimybių turi būti sąlyginė. Iš šios formulės mes galime gauti sąlyginės tikimybės apibrėžimą. Jeigu pertvarkintume šios išraiškos narius, padalintume šią išraišką iš C įvykio tikimybės, mes gautume šią formulę. Ir jeigu panaudotume tą dviejų įvykių sankirtos tikimybę ir įstatytume į šios trupmenos skaitiklį, mes gauname šią formulę, kas iš esmės yra Bajoso taisyklė. Bajoso tikimybės apibrėžimo reikšmė atsiskleidžia siekiant sukurti kažkokį realaus pasaulio fenomeną atkuriantį modelį. Modeliai yra kuriami tam, kad giliau suprastume kažkokią tiriamą sistemą, kad galbūt galėtume nuspėti, kaip keičiasi paveikta sistema kažkokiu būdu, ar tai gali būti naudojamas kaip įrankis sistemos dizaino sprendimų darymui. Anot Britų statistiko George Box, visi modeliai yra klaidingi, bet kai kurie yra naudingi. Tad tam, kad galėtume pasinaudoti modeliu, mes turime jį suprasti, mes turime žinoti, kiek jis yra patikimas. Kaip tikėtina, kad mūsų turima sistema gali būti reprezentuojama mūsų modeliu. Tirdami sistemą, mes surenkame apie ją duomenų. Duomenys ir nusako sistemos būseną. Kaip atrodo tie duomenys priklauso nuo taikymo. Ir mes visus šitos duomenys galime matematiškai surinkti į vieną kintamai ir pavadinti jį D didžiąja raide. Modelis taip pat priklauso nuo taikymo srities, tad mes jį irgi suabstraktinsime ir simbolizuosime raidę didžiąją N. Taip pat modelis turės kažkokius parametrus, kurių pasirinkimas yra taip pat dizaino sprendimas kaip ir pats modelis. Jeigu teko bent šiek tiek susidurti su mašininiu mokymu, galite man pritarti, kad modelio pasirinkimas yra tik darbo pradžia. Galiausiai reikia atrasti ar išgauti mokymo būdu tinkamus parametrus. Juos mes šiuo atveju nusakysime kintamuoju teta. Kalbėdami apie modeliavimą, mums svarbu įvertinti, ar pasirinkti modelio parametrai yra tinkami nusakyti sistemą. Ir šiuo metu mes padarome prielaidą, kad mes jau žinome, jau esame pasirinkę modelį, tai yra modelio karkasas yra duotas ir mes tiesiog susitelksime į teta parametrų įvertinimą. Kiekvienas Bajoso taisyklės narys šiuo atveju turi savo pavadinimą. A priorinė tikimybė yra nusakanti, kaip tikėtina buvo pasirinkti teta parametrų rinkinį, kai mes žinome modelį, kai mes esame pasirinkę modelį. Ši tikimybė įtraukia žinias apie sistemą iki jos stebėjimo. Modelio parametrų tikėtinumas yra gaunamas iš konstruojamo modelio. Kraštutinis modelio tikėtinumas yra normalizavimo konstanta, kad galutinė kairėje esanti tikimybė būtų tarp 0 ir 1, ir įprastai šį narį yra ypač sunku apskaičiuoti. Ir galiausiai kairėje esanti a posteriorinė tikimybė nusako, kaip tikėtina, kad modelis su teta parametrų rinkiniu nusako stebėtą sistemos būseną D. Ir ši tikimybė mums nusako modelio patikimumą. Tai būtent ją ir naudojame įvertinti modeliui. Turbūt dabar įdomu, kaip gali būti ši Bajoso taisyklė taikoma praktiškai. Vienas iš Bajoso taisyklės taikymų būtų filogenetinių medžių konstravimas iš genetinių sekų duomenų.
Filogenetiniai medžiai gali atsakyti į rūšių evoliucijos ar epidemiologijos klausimus. Šios iliustracijos yra iš ETH Zürich, Bazelyje esančiame biomokslo fakultete dirbančios grupės publikacijos apie ebolos viruso plitimą. Ši sąlyginė tikimybė kairėje, kaip tikėtinas yra šis filogenetinis medis, kai yra duotas gimimo ir mirties modelis. Ir ši tikimybė yra naudojama kaip a priorinė tikimybė, vienas iš a priorinės tikimybės narių, filogenetinio medžio ir kitų modelio parametrų a posteriorinės tikimybės įvertinimai. Kitas taikymas galėtų būti apie metabolinius tinklus. Bayes taisyklės principas leidžia įvertinti ne tik sukonstruoti filogenetinį medį, bet ir tinklą. Ir šiuo atveju duomenys yra ne genetinių sekų palyginiai, bet gali būti genų ekspresijos duomenys, iš kurių galima bandyti įvertinti, kaip vienas genas, tiksliau jo produktas, baltymas, paveikia kito geno ekspresiją. Metabolinio tinklo principu iš geno ekspresijos duomenų galima sukonstruoti Bayeso neuroninį tinklą, kuris gali klasifikuoti vėžio potipius. Tikimybinis, probabilistic, metodas leidžia įvertinti ne tik kiekvienos prognozės, bet ir apskaičiuotų modelio svorių tikimybių pasiskirstimą. Tai leidžia įvertinti modelio užtikrintumą. Modelio daromų sprendimų skaidrumas yra ypač svarbus taikymuose susijusiuose su medicina. Tai yra viena iš taikymų sričių, kur paaiškinamas dirbtinis intelektas, explainable AI, yra būtinas. Tad pabaigai galima padaryti išvadas, kad šiais dirbtinio intelekto klestėjimo laikais ši elegantiška ir gan paprasta Bayeso taisyklė yra svarbus ir plačiai pritaikomas įrankis įvairiose modeliavimo srityse, neišskiriant ir medicinos srities, kur modelio sprendimų darymo skaidrumas bei užtikrintumas yra būtini.